Sveiki visi tikę prie naujo video ir šiandieną mes žaisime Minecraft. Tai čia biškai bus kitoks video. Ir noriu pasakyti tokį bajerį. Tai tiesiog aš pradėsiu kurti šitas serijas, manau, Minecraft'ą. Ir jeigu, tipo, gausiu daugiau subscriberių arba laikų, arba tiesiog daugiau viewų, arba peržiūrų, tai suprasiu, kad jūs nori daugiau serijų. Tai žodžiu, aš pradėjau žaisti ir pasistačiau netgi visą hatą. Va, su visu čia strumu, čia viskas įrengta yra, aš jau realiai ilgą video dariau, čia viskas yra. Ir aš pamačiau, kad aš nenufilmavau nieko. Pas mane buvo išjungtas filmavimas. Tai jo, susigrūzino žiauriai, tai tiesiog pagalvojau, ai nebepradėsiu iš naujo, tiesiog nuo čia pradėsim. Tai jo, čia bus pirmas epizodas, nu tai aš jau turiu va, Iron Sharvus, turiu viską Iron beveik. Ir čia mano hata, tiesiog gyvensim savanai, manau. Ir va, čia yra armadilas, kas nežinot, va, įkalinam. Nežinau kodėl, bet ką žinote, galbūt. Čia yra biški mini medžių ferma, va tokia. Jo, paveikslas didelis. Lova čia, master bedroom. Turim daug krosnių. Cilstą biški turim. Ir va čia yra toksai vat kambariuks. Nu, čia toks didelis. Ką mes čia darysim, tai tiesiog kalinsim villagerius. Taip, man reikės 2 villagerių pasitemti ir įdėti va šitą kambarį. Ir aš jas bridinsiu vat būtent čia nais. Ir kai gims mažiukas villageris, nu kai jis užaugs, tada, na, tiesiog va čia kažkur darbinsim čia nais, va bus viso darbai. Ir realiai aš prieš tai gyvenau kur kitur, va ten buvo mano namas kitos. Ir aš ten netgi esu pasidaręs fermas ten visokiausių, morkų, bulvių, ten javų, nu žodžiu, ten daug fermų yra. Bet man tas spawnas nepatiko, tiesiog mažiukas namas buvo, ten realiai nedaug vietos buvo, kaip saloj gyvenu, ten buvo kaimelis. Ir netgi pasidaręs Iron fermą esu. Tai va, būtinai, jeigu norite, kaip parodžiau tutorialą, kaip pasidaryti fermą Iron, paspauskite like, subscribe ir tikrai padarysi, jeigu norėsite. Realiai žiauriai nesunku ir tiesiog labai gerai veikia. Nu ką, šiandienas mano tikslas bus tikriausiai villagerius parsitemti. Ir man reikia būtent 2. Nu, tipo, galėčiau daugiau, bet tingi tiesiog. Va, štai yra mano visas gėris, turiu jau 2 stekus emeraldą. Realiai galiu pasidaryti diamantinius šarvus, bet na, nepasidariau, čia kažkokia randoma. Man reikia maisto. Jo, aš maisto beveik nebeturiu. Gerai, užteks. Turėtų užtekt. Šiaip galvojau ten su valtim ir su pistonais pakelt per kalnelius, bet yra geresnis būdas tiesiog su darbu. Padedi darbą, tas villageris pamato darbą ir bėga prie to darbo, bet paskui nuėmė tą darbą ir tiesiog toliau padedi. Taip, va, aš turiu būtent šito pasidaręs. Tai manau šitą ir naudosim kaip darbui. Pirmą pavalgom. Tai jau, va, turiu, kaip matot, biškį deimantinių įrankių. Čia turiu šitų, nes aš buvau radęs tą reidų bokštą, turiu va šitos 4. Ai, čia 3 galim. Na, žodžiu, turiu deimantinį pieksą, turiu obsidianą, bet portalą dar neturiu pasatęs, tai karočiui jo. Bet pirmo reikia išsimiegot, kaip matot, va. Temsta. Jeigu norite daugiau šitų serijų, tai būtinai paspauskite tą mygtuką subscribe ir like ir varpelį ir tada tikrai žinosiu, kad norite daugiau serijų ir būtinai jas sukursiu. O dabar einam miegot. Ai, gėda, negalim, bet ne. Gal tikriausiai klausit, kodėl yra antra lova, nes aš žaidžiu su savo broliu. Bet aš pastebėjau, kad jam nepatinka Minecraftas ir tiesiog jisai kiutina. Na, arba tiesiog palyvina. Jis, kaip matau, nepatinka Minecraftas. Aš nežinau kodėl, man šiaip asmeniškai žiauriai patinka. Nu, bet ką padarysi. Jisai realiai kiutina, tai aš nežinau, man vienam biškį bus nuobodu, bet dėl jūsų tai visko padarysiu, manau. Va, yra kaimelis čia, žiauriai arti. Tai yra mano namai, čia kaimelis. Ir matot, čia per tas duobės su tais pistonais ir su valtim čia būtų labai sunku. Bet aš žinau geresnį būdą. Man reikia villagerio, bet būtinai be darbo. Aha, matau. Labas, tu. Jūs be darbo. Jūs be darbo būdu. Žiūrėkit, žiūrėkit. Hebra, susitariu. Ateikit, čionais. Okei. Pasirodo neįdomu.
Nu, hebra, žiūrėkit, ateikit, nu, ateikit, įsidarbinkit. A, jums darbas neįdomus? Gerai, aš nežinau, kodėl jam neįdomus darbas, bet turėtų veikti. Kažkodėl tai, bet žiūrėkit, neveikt čia tas. Aš išlūtins čia tas. O, žiūrėk, čia snappertime. Čia tokia ferma. Veiktų savo įdomus dizainas. Šio laikinis dizainas visai... Nu, čia. Jie negali atsikabinti. Jie visai... Gal eik darbą. Nenori darbą? Gerai, jie pasal nenori dirbti. Jie nori būti bomžais, tai ką aš žinau. Kokie čia blokai. Čia geras bloks. Nors realiai žinot, ką pasimsiu šitą. Ką aš žinau. Žiūrėk, tie blokai. Jie man tą reikia. Kai Iron Golems, o tu dirbi? Tu dirbi? Žiūrėk, nedirbo. Ateis. Ateina. Okei, nepabėg, žiūrėk, jau, ir nebetoli. Laukit, man biškių skambina tuoj. Gerai, žodžiu, kalinu tą villagerį, biškių užtruko, nes jisai, nu, taip įvairiai čia nuėjo, paskui nuėjo atgal ėjo, taip biškiai dirbusi, bet, nu, kalinau, tai man dabar dar reikia vieną pasitemti, paskui padauginsim jos ir bus gerai. Šitą, kur galim padėti, aš nežinau, ką aš žinau, tiesiog galim čia kol kas padėti. Dabar taip, žiūrėkit, jau tamsta, įsimiegot, tai. Aš galvoju, kodėl man neleidžia eiti miegot, tai lyja, bet pas mane savaime nelyja. Čia yra toksai žiriukas ir jeigu prieisim, tai pradės lyt. Šknysiu dabar negaliu. Rizikuot. Nu, jo, lyja, bet ką padarysiu. Nu, aš manau, bandom per lietų, nes, nu, jeigu pradės mobai pult, tai aš realiai bijau biškį. Nes aš tingi tada antrą atist, ne, trečią tą. Gerai, kai mėčius iki. Na, jeigu ką aš mėgosiu čia nais, man tik reiks suras. Va. O, palautų su darbai. Aš žinau, dėl. Ne, šis dirba. Tai dirba. O jūs dirba? Šis dirba. Šiandien nebuvo dirba, bet. Žinot ką? Gerai, ne, jūs darbo. Va. Kur tas išeina? Kur tas? Va, tu žiūrėk, tu be darbo. Mama, bet čia realiai daug be darbo žiūrė. Blogai. Kur tas raudons? Va, tu. Tik čia nais. Kas ateinat? Tu? Ne? O jų neįdomu šitas? O tave ypač turėtų domint, bet kaip neįdomu. Palauk, ne. Eik čia, durniau. Gerai, pasirodo, su šito bus žymiai sunkiau, nes jisai biškai išsidirbinėjai. Gerai, nebėra. Ateik čia nais. Čia ateik. Kur tu eini? Gerai, šaunuolis, man būtų gerai pragriaut. Ateik. Matai darbą? Teik, šaunuolis. Dabar taip. Teik čia nais. Ateik.
Ateik čia. Čia ateik. Gerai. Kur tu eini? Jis pas tą eina. Ne. Tu neišeisi. Turi eit vat pa šitą darbą. Ateik čia, tavo darbas. Tavo darbas. Ateik. Šaunuolis, kad ateik. Išmyliu tave. Ateik čia nais. Gerai, dabar čia ateik. Ateik čia nais. Nemegok pas mane, ateik čia nais. Dabar šitą reik pragriaut. Ateik čia! Fukaku, neini tenais, negalim. Čia. Nematau šitą. Praeik. Okei, jis biški durnas, aš taip matau. Na, ką padarysi? Neišėjo namo šitas. Kuris? Seni. What? Neik namo! Kuris yra? Pala, kas per nesąmonės? Kur tu villagerė? Vai, senais laukia. Ne. Nebeišeik. Gerai, jis mane biš pagazino. Šis moku pagazint. Jau realiai gal jis pabėgo. Bet, na, ačiū dievui, ne. Jau gal jis nubėgo atgal į kaimelę. O tada buvo. Bet pala, dabar reik tas, kad neišeitų. Gerai, o čia tai biš neapmastyta. Kaip dabar čia mums sužaist? Teik čia nais. Pala, dabar man reikės realiai šitų dviejų netgi. Galim šitą na pasidėt. Ateik. Ateik. O tu lys nesukė? Nu gerai, pagaliau. Na ką? Dabar, žinokit, jums bus biški brydinamosi taimas. Tai jo, žiūrėkit, jau žiūri viens save kitą. Gerai, šaunuoliai. Galim taip padaryti. Ką žinau, kol kas taip. Man reikia valyti morukų. Palaukit. Ką žinau, šitą galim čia padėti. Čia reikčiau į na, dabar aš realiai turiu burokėlių. Kai aš man naudosiu burokėlius. Ai, taipogi reikia pasiimti slabų, kad neišeitų koks viens. Gerai, turime, tik 3. Ai, pala, jas tik durų negalite daryti. Tai čia gerai. Dabar taip. Žiūrėkit, pasimkite burokėlius. Nu, dabar tikrai turėtų padaryti. Aš nežiūriu. Aš išeinu. Aš noriu pažiūrėti, kaip jie daro. O! Daro. Let's go! Va. Ir biškai lauk, o ne tik kils. Na, bet bent jau turėsime. O, aš jau padarė jau. Nice. O kur tos villageris? Va, šokinėjau lovus. Kažkodėl nesimato. Kodėl? Kas šis per nesąmonė? Va, villageriukas. O, jas koks mielas. Tai jo, įkalinam villagerius. Turim dabar 3, tai... Na, va, tiesiog ką belieka daryti. Tai tiesiog lauk, kol užaugs mažiukas. Ta mažiuką ištempsim darbą. Na, arba bet kurį kažkokį, kurį pagausiu. Nes, ką žinau, jo. Tai ką, manau, kad šiandien ir pabaigsime video. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Damkės. Nepamirškite paspausti tą mygtuką like, subscribe ir varpelį. Ir įkelsiu daugiau dalių. Tai susimatysime kitame video. Viso gero.